Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes vėl bandysime paneigti mitą apie profesiją. Ar esate vaikystėje, kai dar mokėtės mokykloje, girdėję tokį posakį? Jeigu nesimokysite, eisite šluoti gatvių. Šiandien mes šį mitą norime paneigti. Šiandien gyvename greitai. Darbas, šeima, susitikimai, nuolatinis skubėjimas iš vienos vietos į kitą. O namai, kurie turėtų būti ramybės oazė, neretai tampa dar vienu priminimu apie nepadarytus darbus. Neplauti langai, dulkės ant lentynų, grindys, laukiančios šluotos. Ilgą laiką atrodė, kad tvarkytis privalai pats, juk taip įprasta. Tarsi tai būtų savaime suprantama pareiga, kuriai nereikia alternatyvų. Tačiau šiandien vis daugiau žmonių supranta, švara tai ne vien darbas rankomis, tai ir pasitikėjimas tais, kurie moka tai padaryti kruopščiai, profesionaliai, su rūpesčiu dėl rezultato. Kasdienybėje, kur kiekviena minutė suskaičiuota, iškyla paprastas klausimas. Ar tikrai verta aukoti brangų laiką grindims ar langams, kai galėtum jį praleisti su šeima, draugais ar tiesiog su savimi? Ir čia atsiranda labai svarbus žmonės mūsų gyvenime – valytojai, tvarkytojai. Tai tie, kurie tyliai užtikrina, kad mūsų namai ir darbovietės būtų švarios, jaukios. Jie kuria tvarką, kuri tampa mūsų ramybės pagrindu. Pristatome pirmąjį laidos herojų. Sveiki, aš esu Aušra Stundžė ir esu Švaros desanto vadovė. Per daugiau nei 27 metus veiklos Švaros desantas iš smulkaus verslo išaugo į patikimą partnerį, teikiantį platų švaros paslaugų spektrą tiek privatiems, tiek verslo klientams. Įmonė specializuojasi kasdieniniame biurų ir komercinių patalpų valyme, gamybinių ir sandėliavimo patalpų priežiūroje, statybų ir remonto pabaigos valyme, grindų plovime bei vaškavime, kiliminių dangų valyme, langų ir vitrinų plovime, dezinfekcijoje bei lauko teritorijų tvarkyme. Klientai tai vertina ir dažnai sugrįžta, ne tik dėl kokybiškai atlikto darbo, bet ir dėl pojūčio, kad jų aplinka yra patogi, švari ir jauki. Ir čia iškyla klausimas, ar ne per daug mūsų visuomenėje įsigalėjęs mitas, kad valytojo ar tvarkytojo darbas kažkas menkesnio, mažiau vertingo. Greičiausiai tiesa yra priešinga. Būtent šie žmonės kuria aplinką, kurioje galime jaustis ramūs, patogiai atlikti savo kasdienius darbus, mėgautis laisvu laiku ir net neužsiminti apie rūpesčius dėl netvarkos. Šiai dienai valytojo darbas yra tikrai profesija ir labai reikalinga, labai naudinga profesija, nes nuo švaros, tą, ką teikia valymo specialistai, priklauso visa aplinka, mūsų būsena, mūsų komfortas, mūsų fizinė, emocinė sveikata, viskas priklauso būtent nuo švaros, kurią sukuria būtent valytojai. Bet čia sovietinis palikimas kažkoks, ar ne? Taip, yra tikrai sovietinis palikimas ir dar mes turim tokių stereotipų, bet mes teikiame tą, aš ir bandžiau sukurti, kad valytojų profesiją paversti tokia garbinga, pagarbia, išdidžia, labai reikalinga ir žmonės, kad jaustųsi, kurie dirba šitą darbą, kad jie yra tikrai labai reikalingi visuomeniai, kuriant visą aplinką, absoliučiai visą aplinką, nes nuo švaros priklauso viskas. Pasižiūrėkime, bet kokią erdvę, jeigu chaosas, tai ir gyvenime chaosas, darbe chaosas, visur jūsų nuotaikai chaosas, psichologijoje chaosas, valymo specialistai visą tai paverčia grožiu, tvarka, švara. Tai argi tai yra stereotipas, kad tai yra nesimokysi, ne, ir būsi valytoju. Ne, žinokit, tam reikia labai daug žinių, kad visą tą... Apie tai ir pakalbėkime. Taip. Rimtai reikia žinių. Čia ne šiaip sau ateisi pas jūs dirbti, pradėsi valyti kažkur namus, kažkokią pastatą. Reikia žinoti kai ką dar. Be abejo, reikia labai daug ką žinoti, pradedant nuo technologinių dalykų, cheminių dalykų, kad nepažeisti paviršiaus, atpažinti paviršių, ar tai natūralus paviršius, ar natūralus akmuo, ar dirbtinas akmuo, kad viso to nesugadinti. Jeigu sugadinta, kaip tai atstatyti, galų gale reikia turėti net dizaino supratimo, kad erdvę padaryti gražią, ne tik švarę, nes valymas nėra tik purvo naikinimas, tai yra erdvės sukūrimas.
Pristatome antrąjį šios laidos herojų – moterį, kuri savo pavyzdžių iš karto paneigs seną mitą, jog tvarkytojo darbui nereikia žinių ar išsilavinimo. Ji buvusi dėstytoja, kuri atvirai sako, šiandien darbas tvarkant erdves jai tapo tikra atgaiva po buvusios akademinės kasdienybės. Čia įranda ramybė. Aš esu tvarkytoja. Mano vardas Jekaterina. Dirbau švaros desante. Jekaterina, pasakykit, o daug valandų reikia dirbti, pavargstat? Kiek reikia, tiek ir dirbu. Kada daugiau, kada mažiau. Nu, bet nėra taip, kad pareinat namo ir griūnat taip galvą į priekį lovą, kad nepainat kojam alpstat, bloga darosi. Ne, pavargusi aišku, bet galiu atsisėsti iš karto, pažaisti kompiuterį, pažiūrėti filmą. Vidury darbo? Ne, namuose. Aš jau galvau, kad jūs galvau, kad ir darbe jau žaidžiat kompiuterį. Bet būna, kad pasėdė darbe. Galima pasėdėti? Aišku, galima. Niekas nėra taip, kad paskui jūs eina ir pastoja spaudžia, kad bėgtumėt, valytumėt. Tik ne šitoj firmai. Ne? Ne. Ramiai savo, turit visą techniką, išplaunat, sutvarkot ir galit pasėdėti. Ramiai. Taip. Nepersėdėt. Padariau šitie aukštai. Pasidėjau. Padarėt kitam aukšte, taip, sutvarkėt, pasėdėjau. Pas mane valdžia važiuoja tik, jeigu reikia kažką atvežti. Kaip dėl pačio grafiko? Ar sunkus grafikas yra? Ne, aš pati padariau savo grafiką. Ne, pati padarė savo grafiką jinai, moteris. Jau. Pati išsivalė, kada norėjo atsisėdo, pasėdėjo. Ir visą pastatą valysiu. Ir gerai viskas yra. Man gerai, man svarbu be nervų. Ir valymo darbai tai yra ant tiek toks didelis procesas, kad tu pasirenki, ar tai yra kasdieninis valymas, ar tai yra generalinis valymas, ar mini generalinis, ar spec darbų, giluminiai cheminiai valymai, ne, tai jau kitokie aukštuminiai darbai, sakau, paviršių atstatymai, galų gale erdvių organizavimai, drabužinių organizavimai, spintų organizavimai, virtuvių organizavimai, atskirų erdvių organizavimai. Tai vat, kai sukuri sistemą, sudėlioji daiktus, būtent tų daiktų, kur yra jų vieta ir prisilaikai tos sistemos, kad, žinot, kaip nebūtų to chaoso gyvenime, tau nereikėtų ieškoti. Vat jeigu čia pas tave yra kava ir tas puodelis, tu užsimerkęs ryte atėjai į virtuvę ir žinai viena ranka, net nereikia žiūrėti, kur yra tas daiktas. Jūs tai valytojas tai daro? Taip. Mes taip mokinam šitos sistemos. Tai vat paruošiam valytojus, atvedam mokymus. Čia daugiau privačiam sektoriui tokie dalykai, ne tokiam komerciniam patalpom, nors ir čia yra irgi sukurtos sistemos. Valytojam labai lengva dirbti, nes jiem yra sukurta sistema, pagal kurią jie dirba. Man kažkaip nežinau, o dabar liežuvis neapsiverčia, kodėl taip negražiai man skamba žodis valytojas? Nu, Žiūrėkit, mes iš tikrųjų nevadinam mūsų valytojų valytojais, mes vadinam tvarkytojais. Patalpų tvarkytojai, patalpų valymo specialistai. Tai va, patalpų valymo specialistai. Tai čia iš tikrųjų, nes ta žodis specialistai, tai tikrai labai tinka. Mes gal kažkokie esame valytojai, kurie savo namuose ten dulkės truputėlį nusivalom ir viskas. O čia žmogus, jis yra specialistas. Jis ateina į tavo namus ir jeigu, pavyzdžiui, pas manęs yra suversta spinta, kojinių primėtyta ten nelygiai, jūs viską sudėliojat? Taip. Jeigu jūs užsisakot spintos organizavimą, viską suorganizuojam pagal sistemą, net sumarkiruojam, kas kur surašom, kur sudėliota, ypatingai vaikų kambariuose. Labai patogu vaikus mokinti, kad čia yra būtent tokie drabužėliai, būtent šitie, 3, 5 ir pagal tai vaikas žino, kur tai sudėliota. Jūsų drabužinė analogiškai sudėliojam, surūšiuojam pagal sistemą, taip, kaip kaladėlės. Dažnai namų tvarkytojai tampa kur kas daugiau nei tik pagalbininkai. Jie pamažu įsilieja į šeimos gyvenimą tarsi artimi nariai. Jiems patikima tai, kas jautriausia – intimiausios namų erdvės, kurias saugome nuo pašalinių akių. Profesionalūs tvarkytojai geba ne tik palaikyti švarą, bet ir išlikti konfidencialūs, subtiliai prisitaikydami prie šeimininkų gyvenimo ritmo. Pristatome trečiąjį laidos herojų. Mano vardas Irena, aš esu švaros desanto vadybininkė. Atsiranda toksai požiūris, kad tai yra labai svarbi specialybė, kad žmonės pradeda truputėlį vertinti ar ne tos kasdienius dalykus, kuriuos daro už juos. Taip, vat būtent, kad jie jau pradeda vertinti, todėl kad, pavyzdžiui, kad ir ofise jie pavalgo, palieka tuos puodelius,
sekančią dieną ateina, viskas sutvarkyta, viskas gražu, tvarkinga ir kaip gera ateiti į tokį ofisą dirbti tada. Atrodo, kad tai yra labai paprastas darbas, bet ta valytoja nėra taip paprasta rasti. O kodėl? Bijo dar žmonės tų stereotipų kažkokių? Gėdinasi? Kas yra? Yra ir tokių, kurie gėdinasi. O kas čia tokio? Aš vis tiek Aš irgi nesuprantu, man iš tikrųjų irgi keista, kodėl žmonės taip galvoja. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Noriu dirbti. Šiandieną mes kalbame apie valytojo tvarkytojo profesiją. Dažnai yra sakoma, jog tai labai purvinas darbas. Šiandieną tą mitą mes tikrai paneigsime. Irena ir jos kolegės pabrėžia. Tvarkytojo darbas tikrai švarus. Šiandien pažengusi technika leidžia šį darbą organizuoti taip, kad žmogus nepervargtų, o galėtų susitelkti į tai, kas svarbiausia – kurti švarę, patogią ir malonę erdvę kitiems. Na, kiek viena ausime sugirdėjusi, tai neturint to tokio didžiulio streso, kurį mes turim bėgime tų visų darbų, jie tiek pat beveik uždirba, kiek mes. Kai kurie taip, spec darbų tvarkytojai uždirba pakankamai ir patikėkit, kartais net ir daugiau negu administracijos darbuotojai. Tačiau jų darbas yra, žinot, su iššūkiais, kaip ir mūsų visų darbai su iššūkiais, tai yra fizinis darbas. Įvertinkim, kad tai tikrai yra fizinis darbas. Tai su tokiais iššūkiais, nes kartais reikia dirbti anksti ryte arba vakare, tarkim, ne? O, aš laidas montuoju vidury nakties. Taip, bet tai vat suderini, mes tai paverčiam privalumu, žinot. Fizinį darbą paverčiam tokiu privalumu kaip sveikas gyvenimo būdas, judėjimas, ne vietoj sporto salės. Šitaip. Taip. Vat mes taip pasižiūrim į... Jūs į viską žiūrit linksmai. Pozityviai. Pozityviai. Absoliučiai viską žiūrim pozityviai ir mūsų kolektyvas yra iš tikrųjų švaros desanto kolektyvas. Jis toks, žinot, kaip bendruomenė, kuri yra visuma labai svarbi kaip viena visuma bendruomenė, bet ir kiekvienas atskirai jis yra labai svarbus ir reikalingas. O jums nebuvo sunku iš dėstytojos ateiti dirbti į tvarkytojos darbą? Nebuvo kažkoks toks moralinis, kad truputį nervino, arzino? Ne. Nebuvo? Visai nebuvo. Aš mėgstu grožį ir aš čia darysiu visada. Kad būtų gražu? Taip, kad būtų gražu, man įdomu. Čia nuo žmogaus mąstymo, ne? Koks jisai, ką jisai galvoja? Anksčiau pas mane tiek nervų buvo, jūs neišsivaizduoju. Ai, dirbant dėstytoją? Nervai. A čia taip gerai, jokių nervų. Ateinat, padarot savo darbą? Nu jo. Ir išeinat, ne? Nu jo. O pinigų ar užtenka? Nu, aš taip pasakysiu. Vienam reikia viską. Nu taip. Iš karto. Daug pinigų ir iš karto. Man užtenka. Ai. Man svarbu pavalgyti, drabužiai ir keliauti. A, jūs dar ir keliaut galit sau leisti? Taip. O, nu tai čia Taip. ne iš visų, ne bet kokį darbą dirbant gali sau leisti keliauti. Tai nėra gėdinga. Nėra gėdinga. Ir kodėl turėtų būti, aš nelabai suprantu. Nebėra gėdinga. Gėdinga yra nedirbti. Gėdinga yra naudotis pašalpom, tarkim, piknaudžiauti ir panašiai. Aš su šito sutinku. Dirbti yra negėdinga. Ir tuo labiau, kad šiais laikais tvarkytojo darbas yra... Matot, mes valom verslo centrus. Tai yra nauji pastatai, švarios erdvės, o tvarkytojas ir yra tos švaros erdvės kūrėjas. Suprantat? Žiūrim per kitą prizmę, jisai kūrėjas, mes ir vadinam jas, na ką mūsų fėjos, kūrėjos, ne? Tai vat mano ir buvo tas tikslas tokia suburti stiprią komandą, va tokią stiprią komandą, tikrai stiprią, kurią galima pasitikėti, tikrai pasitikėti ir vat gavosi tas ir pavadinimas taip gavosi, ta komanda stipri Desantas, ir gavosi švaros desantas. švaros desantas. Tokia misija kažkokia buvo kaip ambasadorių švaros, vat, kad tą misiją vesti švaros, ją platinti, ne? Atėjau į namus, pavyzdžiui, Taip. ir viską padariau taip, kad tau būtų malonu grįžti. Taip. Ne tik grindis išploviau, ne tik Taip. dulkes nuvaliau, bet gražiai sudėtos Kaip kojinytės. patvarkytojo, kai grįžti namo iš darbus pavargusi, kad tau nuotaika pakiltų.
kad tu grįžti į namus, į švarius namus ir tau nuotaika pagerėja. Be abejo, būna mokymai, labai stiprus mokymai, nepaleidžiam va taip, atėjai, kitą dieną eini, savarankiškai dirbi. Ne, vadyba, kiti administracijos darbuotojai tikrai apmoko, parodo, supažindina su objektu, mūsų biure vedami konferencijos salėje mokymai, periodiniai mokymai vedami. Tarp kitko mes vedam Instagramą, Švaros desanto Instagramą, labai rekomenduoju ją pasižiūrėti. Jūs atrodote ir aiškinate, ar ne, kaip naudoti kokias cheminės medžiagas, ką su kuo valyti, kaip teisingai elgtis. Taip. Tokie patarimai. Taip, patarimai, mes rodom savo darbus, kaip dirbam, kaip darom generalinius ir tikrai mūsų užsakovai, ir kurie ateina į mūsų parduotuvę fizinę apsipirkti ar pasikonsultuoti, sako, kad labai padeda, nes neįsivaizduoja, kaip apvalyti, tarkim, juodą akmeninę kriauklę, kuri pasidengia baltų tokiu, apsitraukia kalkėm ir niekaip taip, kalkėm ar ten pagiltonuoja. Tai būna, o tai kaip reikia valyti? Tai pažiūrėkit mūsų Instagramą ir matysit, nes viskas tai išduodama, mes nieko neslėpiam, viską viešai rodom, papunkčiui labai aiškiai, kas po ko, sistema, taip surašom, kas po ko eina, kad būtų paprasta, galite užsitaginti, yra highlightuose įkeltos smulkios instrukcijos, tai tokia edukacija. Aš tikrai neslėpsiu, kažkada, kai buvau jaunesnė, sakydavau, to darbo, ano darbo, aš tikrai nedirbsiu. Bet kai tu įgauni patirties ir supranti, kad nėra nei vieno blogo darbo, gali sau leisti pasakyti, kad nežinau, kad dirbsiu rytoj. Todėl drąsiai galiu sakyti, jog mitą mes šiandieną paneigėme. O dabar kviečiu pažiūrėti šiek tiek istorijos apie valytojo tvarkytojo darbą. Ar kada pagalvojote, kas pirmieji buvo valytojai tvarkytojai? Senovės Graikijoje ir Romoje švara buvo neatsiejama nuo sveikatos. Žmonės naudodavo strigilį, metalinį įrankį, kuriuo nubraukdavo prakaitą, alyvą ir purvą. Babilone dar prieš 4000 metų buvo gaminamos muilo pavidalo medžiagos, o Indų slėnio civilizacija jau turėjo kanalizacijos sistemas, apie kurias kai kurios Europos šalis dar ilgai nė nesvajojo. Viduramžių Europoje švara neretai buvo pamirštama. Kiemuose kaupėsi šiukšlės, vanduo imtas tiesiai iš upių, o grindys šluotos šakų ryšuliais. Namų priežiūra krito ant paprastų žmonių pečių. Jie valydavo, nešiodavo vandenį, stengdavosi palaikyti bent minimalią tvarką. Kartais naudotos net neįprastos priemonės, pavyzdžiui, šlapimas, kuriame esantis amoniakas veikia kaip dėmių valiklis. Tikras lūžis atėjo 18 amžiaus pabaigoje – pramonės revoliucija. Miestai sparčiai augo, daugėjo gamyklų, ligoninių, o kartu kilo poreikis švarai. 19 amžiuje paplito muilai, skalbimo lentos, atsirado pirmieji dulkių siurbliai. Valymo darbas tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Būtinybė visai visuomeniai. 20 amžiuje prasidėjo mechanizacijos laikotarpis. Grindų šveitimo mašinos, garų valytuvai, slėginės plovyklos padėjo pasiekti naują švaros lygį. Kartu mikrobiologijos atradimai parodė, kad higiena tai ne vien estetika, bet ir sveikata. O kaip yra šiandien? Namuose naudojami dulkių siurbliai, gariniai valytuvai, langų plovimo robotai, šlapias ir sausas valymas, derinamas tarpusavyje, dulkės šalinamos, o paviršiai dezinfekuojami. Virtuvėse populiarūs riebalų tirpikliai, voniose kalkių šalinimo priemonės. Biuruose valymas vyksta profesionaliai ir pagal grafikus. Naudojamos grindų plovimo mašinos, dulkių siurbliai su HEPA filtrais, kurie sulaiko alergenus. Dezinfekuojami stalai, klaviatūros, durų rankenos, tos vietos, kuriuose bakterijos kaupiasi labiausiai. Vis dažniau pasirenkami ekologiški valikliai, tausojantis ir žmones, ir aplinką. Nuo strigilio senovės Romoje iki robotinio siurblio šiandien. Mūsų siekis tas pats. Gyventi švariai ir sveikai. Valytojo, tvarkytojo darbas per amžius liko nepastebimas, bet be jo neįmanoma nei mūsų kasdienybė, nei ateitis. Taigi, valytojo, tvarkytojo darbas tai tikrai nemenkavertė profesija.
kaip kartais dar klaidingai manoma. Senas posakis, jei nesimokysi, eisi gatvių šluot, šiandien praranda prasmę. Laidoje matėte, kad šį darbą renkasi labai skirtingi žmonės. Buvę dėstytojai, ieškantis ramybės po akademinio tempo, tie, kurie nori papildomai užsidirbti, ar žmonės norintys patys planuoti savo laiką ir turėti kontrolę savo gyvenime. Tvarkytojo darbas – tai galimybė kurti švarę, jaukią aplinką, padėti kitiems ir kartu atrasti balansą sau. Tai profesija, kuriai reikia pagarbos, nes ji suteikia daugiau nei tvarką, ji kuria gyvenimo kokybę. Mitas paneigtas. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.